toksai metodas, kurio metu stuburas judės visomis kryptimis. Pirmyn, atgal, iš šono spiralę. Ir labai nuostabus metodas, nes jame susipina labai daug sistemų. Tai qigong, joga, kvėpavimas. Tai va toks metodas ir darysime ant pradėsime. Taip, kad pradėsime labai paprastai, kadangi rytas, taip pradedam labai švelniai, jeigu dabar tik tai išsiritot iš lovos, taip po trupučiuką švelniai pradedam. Taip susmingam ir susmingam, pritraukiam tuos pečius iki pat ausų ir po truputį spaudžiam rankas žemyn, atidarom delnus. Ir tempiam rankas žemyn ir po trupučiuką pajudinam kaklą į vieną pusę ir į kitą. Ir dabar po trupučiuką vėl susmingam, pradedam po truputį. Ir vėl, va tokia kaip Šreko pozicija, aš pavadinau Šrekas. Spaudžiam pėdas, rankos žemyn, atsukam delnus, patempiam rankas, truputį pakeliam aukščiau. Pasukam į vieną pusę galvą, kitą. Mes visą laiką rokinsim, eisim pirmyn ir atgal, vieną pusę ir į kitą. Bet kol kas noriu paaiškinti, kad dubuo turi prasidėti neutralioje padėtyje. Ką tai reiškia, kad mes turime sėdėti ant pačių sėdinkaulių. Mes turim tokius kauliukus čia, juos susiraskit ir atsisėskit tvirtai ant jų. Labai dažnai mes susmunkam čia arba atvirkščiai sėdim ofisuose. O mums reikia išmokti sėdėti ant pačių aukščiausio sėdinkaulio tokių. Ir jeigu dar nesam tikri, tai tiesiog nulipam nuo to sėdinkaulio, ne? Einam į viršų, pasikeliam. Ir žiūrėkit, kaip mes sėdim ant tų sėdinkaulių, mes automatiškai pajungiam pilvo raumenis. Ir nereikia tada nieko ten pūsti, kvėpuoti, iš karto jaučiam, kad jie pajungti, tas mūsų vadinamas po. Ir tiesiog nulipam dabar. Einam į priekį ir atgal. Ir tiesiog pasiūbuojam, kaip ant supynės. Ir kiekvieną kartą didinam amplitudę. Išstepiam. Einam į viršų ir į viršų. O dabar lygiai tą patį mes padarysime su rakinė rankytė, sudedam pirštus tvirtai. Šį kartą mes jau spaudžiam su kojom, tempiame su rankom, tempiam kaklą, išsitiesiam ir dabar atidarysim krūtinę pusiau ratukus, einam į vieną pusę, atsidarom ir į kitą. Ir tiesiog masažuojam stuburą. O dabar suvesim plaštakas vieną į kitą. Oi, kaip čia skanu. Ir akcentą nedarykit atgal, ne? O tiesiog akcentas yra į šalis. Į šalis. Nuleidžiam rankas, sudedam į maldą ir leidžiam rankas žemyn, spaudžiam vieną į kitą. Bet įsivaizduokit, kad po sparniukais jūs turite deimantukus ir juos tiesiog spaudžiat ir laikot. Dabar pasukam pirštus į link bambos, va čia visiems tiem kompiuteristam, ofiso darbuotojams labai geras pratimas, nes labai pratempia pirštus, riešus, rankas ir susikiolinam, ne? Ir dar trupučiai pakvėpuojam čia. Iškvėpiam ir vienas toks stiprus ir ilgas. Iškeliam rankas, o dabar eisime į spiralinius judesius. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Vienas, einam du, vienas ir darom vienas. Vieną koją ir grįžtam. Į kitą koją, grįžtam. Ir dabar ištiesime kojytę, sulenksime, einam į priekį. Ištiesime, grįžtam atgal ir vėl ištiesiam koją, einam į priekį, ištiesiam. Einam į šoną, atsispiriam, dubenį susistatom, čia toks skanus taškas. Ir dabar pakeliam ranką ir ištiesiam. Prasitempiam. Ir grįžtam į pradinę